Jeigu per artimiausius, pavyzdžiui, 4 metus tau pavyktų pasiekti vieną reikšmingą pokytį, kurią sritį pasirinktum pirmiausiai ir kodėl? Tai demografija vienareikšmiškai būtų numeris 1 ir kas šauna į galvą ir iš manęs iš tikrųjų juokėsi, kažkas šaipėsi, aš ne kartą ir komitete, ir komitetuose, ir viešai posėdžių salėje pasisakiau apie demografinę situaciją pačioje pradžioje būtent šitos Seimo kadencijos. Ir aš tai labai aiškiai vardinu, kad tai yra didžiausia mus dabar siejanti krizė, būtent demografinė situacija Lietuvoje. Ir mes nesame tam tikras išskirtinumas, mažėja visame vakarų pasaulyje, bet mes neturime žiūrėti vakarų pasaulio, mes turėtume žiūrėti būtent į mūsų valstybę, į mūsų piliečius. Ir būtent aš tą susiečiau su užsienio politika, kad visų pirma mes turime žiūrėti Lietuvos intereso ir tik po to mes turėtume kreipti dėmesį, kaip tas interesas koreliuoja su mūsų kaimynais, su mūsų partneriais ir kitomis valstybėmis. Tai demografinė situacija yra ta, dėl kurios man yra iš tikrųjų liūdna, gal net graudu, nes statistika yra liūdna, ji vienokia ar kitokia, bet mes esame nykstanti pasaulio tauta. Mūsų kiekvienais metais miršta dvigubai daugiau negu gimsta. Taip, mes turime tam tikrą prieaugį iš diasporos atstovų, kur į Lietuvą grįžta ir jeigu aš nesumeluosiu, 6 metai iš eilės į Lietuvą daugiau grįžta piliečių negu išvyksta Lietuvos, bet tai vis tiek tas skirtumas grįžtančių neatstato mūsų demografinės situacijos nuo gimstamumo rodiklių. Tai tikrai tai būtų ir bus iniciatyvos skatinančios susilaukti daugiau vaikų, bet deja, kaip rodo statistika, tai turėtų būti nefinansinės paskatos. Nes finansinės paskatos veikia labai trumpuoju laikotarpiu, žmonės greitai prie jų pripranta ir šita situacija lygiai taip pat kaip pilietiniai visuomeniai, taip ir versle yra. Tai finansinė motyvacija yra viena prasčiausių motyvacijų. Tai mes turime ieškoti kitų būdų. Ką aš tuom padariau, bet deja nebuvo mano pasiūlymas priimtas, jis buvo atmestas ir jeigu aš neklystu, net neleista jo tobulinti. Ir jis dar buvo teiktas iki viso šito aštrios temos, apie kurią mes dabar itin dažnai girdime, apie tą mūsų demografinę situaciją ir gimstamumą. Tai aš siūliau keisti pačią daugiavaikės šeimos sampratos apibrėžimą